Taigi, grįžkime toliau ir nagrinėkime, taip sakant, Dievo mums paliktus principus ir vieną iš jų, ne vieną iš jų, o svarbiausia iš jų, kas yra meilė ir kaip toje Dievo meilėje kiekvieną dieną mums pasilikti bendraujant su kitais. Tai būtent Dievo meilė, kuri Dievas nori, kad reikštųsi mūsų gyvenime, yra kantri ir maloni. Vadinasi, man žmogui emocinę savo sielinę dalį taip svarbu ugdyti, maitinti Dievo pažinimu, suvokiant, kad Dievas yra kantrus ir malonus. O jeigu aš esu sukurtas pagal jo atvaizdą ir pavydalą, vadinasi, aš toks pat. Tik tą savo egoistinę dalį turiu slopinti, o kelti tai, kas yra dieviška manyje. O dieviška ir tai nesilpnumo ženklas, o tai lyderio savybė būti kantriam su kitu. Nes žiūrėkit, čia būtent Korintiečiams 1 skyriuje, 13, tai yra 1 Korintiečių 13 skyriuje, kur kalba viešpats apie meilę, būtent yra išvardintos savybės tarp žmonių. Tos savybės yra tokios brangios viešpačiui, mūsų Dievui, kuris vertina ir brangina būtent tokius santykius, apie kokius čia ir sako. Kad meilė yra kantri ir maloni, nepavydi, nesigiria ir neišpuiksta. Tai kiekvieną kartą, kai norisi kažką leptelt ne taip, kaip būtent čia dabar Dievas mus moko, aš turiu priimti sprendimą, kad ne, aš nepasisakysiu taip, nes aš žinau, kaip Dieve tu sakai, kaip Dieve tu matai tą situaciją ir aš turiu jėgų elgtis būtent taip ir turiu sveiką protą, būtent elgtis taip, kaip tu sakai, būt malonus, nesigirti ir neišpuikti, nesielgti nepadoriai, neieškoti savo naudos, nepasiduoti piktumui ir nemąstyti piktą. Ir kaip svarbu, kai tikrai greičiausiai pas kiekvieną mintise sukasi įvairios aplinkybės apie vienus ar kitus įvairiai pasielgusius žmonės mūsų gyvenimo kely, kurie pasielgė nedorai, nesąžiningai dėl mūsų, nesiskaitė su mumis, apkaltino neteisingai, bet žinodamas, kad Dievas man atleido visas kaltes ir dar plius toliau įsvardina ir išgydė visas ligas, vadinasi, aš suprantu, kad aš atleidžiu. Aš nesipuikuoju, aš atleidžiu ir esu malonus kitam žmogui, esu malonus klausytojui, malonus savo aplinkai ir tai yra nesilpnumo ženklas. Atleisti. Pasitikėjimą reikia iš naujo žmogui paaiškinti, kad pasitikėjimui reikės laiko, kad įgytum gerbiamasis pasitikėjimą. Bet aš atleidžiu savo širdį, nebesuku tos nuoskaudos, priimu sprendimą, aš atleidžiu. Nes meilė yra kantri, meilė yra maloni, meilė nesigiria, nesipuikuoja, vadinasi neprikaišo. Nekalba, aš tau atleidau, aš tau tada tą padariau, aš tau tada tau padariau, dabar von čia iš mano namų. Ne, meilė taip nesako. Meilė yra kantri, maloni, nepriekaištauja, nesididžiuoja ir neišpuiksta. Meilė, ta Dievo meilė, kuri uždengia, pridengia. Jinai nerodo į, taip sakant, trūkumus, bet geriau nutyli trūkumus. Nesakau, kad nutylėti yra gerai, bet atvert tam žmogui, tik tam, kurio yra tas klausimas, bet ne prie visų. Ir būtent meilės savybė, kai tu kantriai, maloniai, draugiškai, geranoriškai, nesipuikuodamas su žmogum bendrauji. Ir šita meilė, Dievo meilė,
kuri yra agapė, Dievas vadina savo meilę agapė, būtent yra vertybės ir santykiai tarp žmonių privalo statydintis būtent tokiam kontekste. Bet kad tai tarptų mūsų gyvenimuose, kaip Jėzus sako, man reikia dėti pastangas, man reikia pradėti nuo savęs, man reikia kiekvieną kartą, kai ateina priešo mintis, melagio ir vagio, kaip Jėzus vadino, reikia tą mintį pakeisti iš karto Dievo žodžiu. Dievo žodžiu, būtent taip, kaip Dievas apie tą kitą žmogų masto. Nes Dievas sako, aš nenoriu, kad nei vienas nepražūtų, nei vienas, vadinasi ir tas, kuris prieštarautojas vienam ar kitam kontekste. Dievas nenori, kad jis pražūtų. Vadinasi, aš būsiu kantrus. Ir tai nereiškia, kad aš silpnas, kad aš neturiu charakterio. Būtent aš turiu charakterį. Būtent aš turiu Dievo ir Kristaus charakterį, kai neatsakau žmogui, kuris nepažįsta Dievo, negyvena jo principais, kai neatsakau tuo pačiu, bet būtent atsakau iš Dievo pozicijos, nes aš pildausi Dievo pažinimu, Dievo supratimu ir ugdau tas savybės, renkuosi, ar man būti nekantriam, ar ne, aš būsiu kantrus, aš galiu būti kantrus, galiu ir aš ugdau tą įprotį. O įprotis formuos charakterį, o charakteris visą gyvenimo kelią nukreips. Ir mes žiūrim po 10 ar 15 metų, kaip gyvenu. Ir jeigu aš vadovaujuosi ir vertinu būtent tai, ką Dievas sako, nors būna ir labai sunku priimti sprendimą, bet vis tiek renkuosi būti kantriu, būti maloniu, gyvenimo kely būtinai bus rezultatai. Būtinai, nes tai yra Dievo principai, Dievo žodžiai, kur pats Dievas garantuoja. Vadinasi, neįmanoma, kad tai nevyktų. Jeigu aš esu kantrus su kitu, jeigu aš esu malonus, jeigu aš nepriekaištauju, jeigu aš turiu jėgų patylėti, kai reikia. Ir tik tai, kai reikia maloniai pasakyti. Ir N kartų, nes Jėzaus, kai klausė, kiek kartų gali atleisti, Jėzus sakė 7 kart 49. Vat reikia mokyti savo širdį atleisti kitam. Ir nesipuikuoti, nesididžiuoti, neieškoti savo naudos, nepasiduot piktumui. Suprantat? Nepasiduot. Vadinasi, tai yra kova, nepasiduot, nes nuolat eis mintis, tai jis tą padarė, tą pasakė. O dar kiek man prikenkė, tos mintis nuolat suksis galvoj, bet aš turiu jėgų ir Dievas man davė jėgos dvasią nemąstyti, kas pikta. Nemąstyti, aš atsisakau mąstyti, kas pikta. Ir pradedu mąstyti, pakeičiu tas mintis, tik tai, ką Dievas mąsto apie tą žmogų. Jis sako, aš nenoriu, kad nei vienas nepražūtų, bet kad kiekvienas būtų išgelbėtas. Kiekvienas, vadinasi, ir tas vienoks ar kitoks, nedoras žmogus, ar kaip, kol jis dar nepažįsta Dievo. Bet būtent tavo gyvenimo kely arba mano gyvenimo kely ir atsiranda vieni ar kiti asmenys, būtent, kad Dievas nori, kad jie atsitokėtų. Ir aš esu būtent tas asmuo, kuris pažįstu gyvąjį Dievą. Ir aš esu tas gyvojo vandens šaltinis, kuris būtent atsakau taip, kaip Dievas atsakytų. Vadinasi, nepasmerki. Vadinasi, tam žmogui darai gerą. Kiek nuo tavęs priklauso ir kiek iš tavęs tai galima, tiesiog darai gerą. Bet svarbiausia, Dievas sako, darai gerą, daryk gerą ir nepavark. Nes Dievas supranta, kad ir darant gerą gali pavargti. Už tai ir sako, nepavark darydamas gerą. Nes žino, kad tokia yra mano valia tavo gyvenime. O mano valia bet kokiu atveju vis tiek bus gera ir tobula tavo gyvenime. Ir be abejo bus rezultatas ir vaisiai. Bet man reikės nuolat rinktis, ar aš pasiliksiu kantrus ir malonus, ar nesigirsiu ir neišpuiksiu, ar elgsiuosi nepadoriai
ir neieškosiu savo naudos, nepasiduosiu piktumui ir nemastysiu piktą. Aš turėsiu rinktis ir kaip Dievas sako, rinkis būtent taip, kaip aš sakau. Nes tai yra gyvenimas ir tai yra gyvybė visam tavo kūnui. Sveikata, mum patiems, tai yra sveikata ir ilgas gyvenimas, kaip Dievas sako. Jeigu aš laikysiuosi Dievo nuostatų, jeigu aš tikiu ir nepasiduodu iššūkiam, Dievas būtinai ves ir išlaikys iki paskutinio atodūsio.